Mėnulio radija seka jums pasaką Katino Sarafino paslaptis. Kartą gyveno labai didelė paslaptis. Gyveno ji Mėnulyje, pasislėpusi viename iš didžiųjų jo kraterių. Dažniausiai ta paslaptis miegodavo, o jei kartais ir prabusdavo, tai pasirąžydavo ir vėl imdavo knarkti. Po pietų maždaug 2:45 į tą Mėnulį atkeliavo Katinas. Katinai, jei nežinojote, yra dideli keliauninkai. Kai kurie tiek daug keliauja, kad nukeliauja net iki Mėnulio. Taip ir atsitiko Katinui Sarafinui. Vaikštinėja jis po Mėnulį ir ieško ko nors naujo, ko dar nėra Žemėje. Katinų ausys labai jautrios, todėl Sarafinas netrukus girdi, kažkas knarkia. Nutipena prie kraterio, o ten miega didelė paslaptis. Sarafinas sušoko jai ant galvos ir ėmė murkti. Kas čia ant manęs vaikšto? Nustebo prabudusi paslaptis. Tai aš, Katinas Sarafinas, kodėl tu miegi? Miegu, nes esu labai didelė paslaptis. Jei nemiegosiu, kažkas gali mane sužinoti. Aš noriu tave sužinoti, sumiaukė Katinas ir peršoko ant paslapties pilvo. Jei nežinojote, katinai yra labai smalsūs ir visada nori sužinoti visas paslaptis. Ša, taip negalima, jei tu mane sužinosi, man ateis galas, sudraudė jį paslaptis. Bet aš pažadu tavęs niekam neišduoti. Pakuždėk man į ausį ir tylėsiu kaip pelė po šluotą. Sarafinas taip gailiai murkė ir jo letenėlės taip švelniai minkė paslapties pilvą, kad ši pasidavė. Na gerai, Katine, bet tik tau vienam ir nepamiršk, jei paslaptį sužinos kas nors kitas, man tikrai ateis galas. Tada paslaptis pasilenkė prie Katino ausyčių ir sukuždėjo jam visą tiesą apie save. Kuždėjo taip tyliai, kad niekas jų daugiau neišgirdo. Patenkintas Katinas nusprendė, kad Mėnulyje jam daugiau nėra ko veikti, pamojavo uodegą ir iškeliavo atgal į Žemę. Paslaptis liko viena, bet niekaip nebegalėjo užmigti, dūsavo ir jaudinosi, kad Katinas gali ją išduoti. Iš tos nemigos išlipo iš savo kraterio ir ėmė vaikštinėti po Mėnulį. Per tą laiką Sarafinas sugrįžo namo, suėdė vakarienę ir užsliuogė ant medžio šakos pažiūrėti į Mėnulį, kur taip neseniai keliavo. Priskrenda prie jo maža zylė ir ima kalbinti. Sarafine, pažiūrėk, šią naktį Mėnulis toks keistas, atrodo, kad kažkas labai didelis po jį vaikštinėja. O taip, pastebėjo ir Katinas. Ir aš žinau, kas ten vaikštinėja. Ir kasgi? Ten vaikštinėja labai didelė paslaptis, kurios aš niekam negaliu išduoti. O tu ją žinai? Nustebo zylė. Tokie katinai kaip aš žino viską, atkirto Sarafinas ir nušoko nuo medžio žemyn. Zylė jam nebuvo labai gera draugė. Bet zylė tikra pleputė, greitai apskriejo visą žemę ir papasakojo visiems paukščiams ir žvėreliams ir vaikams, kad po Mėnulį vaikštinėja labai didelė paslaptis. Dabar visi ją stebėjo ir visi norėjo sužinoti. Vilkai kaukė iškėlė snukius link Mėnulio. Rašytojai ir tapytojai bandė paslaptį užrašyti arba nupiešti, o mokslininkai ir vaikai žiūrėjo į Mėnulį pro teleskopą. Galiausiai visi drauge nusprendė surengti ekspediciją į Mėnulį ir pričiupti tą paslaptį, nagi negalima taip ilgai gyventi nežinioje. Jie pastatė kosminį laivą, apsirengė skafandrais ir išskrido link Mėnulio. Tik Katinas Sarafinas niekur neskrido. Jam buvo labai juokinga, kad visi tiek daug vargsta. Sugrįžo iš Mėnulio jie labai nusivylę. Niekam nepavyko nei surasti, nei prižadinti paslapties.
Tada Serafinas vėl nukeliavo į Mėnulį ir susiradęs krateryje paslaptį prigulė šalia. Matai paslaptie, koks aš geras, niekam tavęs neišdaviau, sumurkė jis. Paslaptis nubudo ir nudžiugo išvydusi seną draugą. Tikrai esi šaunus katinas, gal nori čia kartu pamiegoti? Noriu, atsakė Serafinas, mat jis žinojo paslaptį. O paslaptis buvo ta, kad Mėnulio krateris pati geriausia vieta miegoti visoje visatoje. Dabar tu mano paslaptis, murkė Serafinas, o tu mano katinas, atsakė jam paslaptis. Tame krateryje iš tiesų buvo šilta ir jauku. Pūtė gaivus vėjelis ir virš galvų žybsėjo tūkstančiai žvaigždžių. Nagi tikrai čia buvo pati geriausia vieta miegoti visoje visatoje. O žemėje visi stebėjosi, atrodo Mėnulyje dabar gyvena ne tik paslaptis, bet ir katinas. Kartais jis net šypsosi. Jei netikite, pažiūrėkite į Mėnulį patys. Galbūt pasiseks ir katinas Serafinas nusišypsos ir jums.